Dabar norėčiau pakviesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrą Edgarą Diržių. Labas rytas visiems, gerbiamo vicemerė, gerbiami organizatoriai, pranešėjai ir žinoma, gerbiami kolegos konferencijos dalyviai. Labai džiaugiuosi visiems susirinkus į šį tikriausiai seniausią teminį renginį nagrinėjantį tragišką savižudybės fenomeną Lietuvoje. Nešate labai reikalingą ir svarbią žinutę ir dalinatės labai reikalingomis žiniomis. Vakar atidarinėjau visuomenės sveikatos ir vadybos konferenciją ir aš kažkaip man susisiejo tas pačios savižudybės kompleksiškumas ir tos ankstesnės konferencijos tema, nes savižudybės ir savižudybių prevencijoje, postvencijoje, pagalboje žmonėmis labai svarbi yra bendrystė. Labai svarbu bendradarbiauti labai įvairių sferų specialistams. Nuo socialinio darbuotojo, kuris dirba visai arti žmogaus, iki gydytojo, iki psichologo, kuris dirba įvairiuose sferuose. Ir ne to noriu atkreipti biurokrato, tai baisus toks žodis yra negražus siejamas, bet aš irgi noriu visiems padėkoti dirbantiems šioje temoje, nes ir kartais, kai dabar ypač pabuvau iš kitos perspektyvos, aš pamačiau, kiek žmonės investuoja savo laiko ir laisvalaikio laiko, net spręsdami ir bandydami išvengti kiekvienos tragiškos netekties Lietuvoje. Tai su ta žinute ir noriu išėti, kad ta bendrystė yra labai reikalinga, jinai jau duoda rezultatus, mes matome mažėjančius savižudybių rodiklius, taip jie subanguoja, tai neramina, bet labai malonu buvo matyti visus besimobilizuojančius, gal ne visi žinote, bet tačiau jau yra nagrinėjami ir vertinamas tas nedidelis susvyravimas praėjusių metų ir aš tikrai tikiu, kad rasime sprendimą ir išsiaiškinsime, kokios tos priežastys ir jūs, tiek organizatoriai, tiek dalyviai tikrai reikšmingai prie to prisidėsite. Tai taip pat papildydamas Simoną tikrai esu labai dėkingas, ministerija yra ypatingai dėkinga ir tikimės, kad šie prasmingi darbai vardan Lietuvos žmonių bus tęsiami ir bus gerinama tiek visuomenės psichikos sveikata, tiek individuali viso sveikata ir aš tikiu, kad vis mažiau ir mažiau žmonių pasirinks šią tragišką savižudybės kelią. Ačiū Jums.